Sveiki visi. Ar kada nors pasvajojat laisvai kalbėti angliškai, bet, tiesiog nežinojat, nuo ko pradėti. Šiandieną mes kartu ir pastatysim tuos pačius tvirčiausius pamatus. Pažadu, po šio trumpo paaiškinimo jau galėsit sukonstruoti savo pirmuosius sakinius. Tai ką, pradedam? Gerai, štai koks mūsų planas. Pradėsim nuo pačių pagrindų – kalbos plytų ir skiedinio. Tada išmoksim pirmosius žodžius, susipažinsim su svarbiausiu miksmažodžiu ir galiausiai viską sujungsime į tvirtus prasmingus sakinius. Pirmyn! Taigi, pirma stotelė – pamatai. Įsivaizduokim, kad kalba yra namas. Kad jis stovėtų tvirtai, mums juk reikia kokybiškų statybinių medžiagų, tiesa? Na ir anglų kalboje, kaip ir statybose, viskas prasideda nuo dviejų esminių dalykų. Štai ir jie. Žodžiai tai mūsų plytos, o gramatika skiedinis, kuris viską sulipdo. Pagalvokit, galima turėti visą kalną plytų, bet be skiedinio tai bus beformė krūva, o su abiem jau galim pastatyti tvirtą sieną. Kai supranti šį paprastą principą, mokytis pasidaro daug lengviau. Gerai, metas rinkti pirmasias plytas, bet nuo ko pradėti, kai tų žodžių tiek daug? Pradėkim nuo pačių universaliausių, tų, kurias leis apibūdinti pasaulį aplink mus. Kuo daugiau plytų turėsim, tuo įspūdingesnį statinį galėsim sukurti. Koncentruokimės į tris tokias, sakyčiau, auksinės kategorijas – laikas, apibūdinimai ir priešingybės. Mėnesiai padės susitarti dėl susitikimo, o būdvardžiai leis pasakyti, ar diena buvo gera ar bloga. Bet pats gudriausias būdas greitai praplėsti žodyną – mokytis priešingybės. Antonimai – tai tikras kalbos mokymosi spartintuvas. Kodėl? Nes išmokus vieną žodį, dovanų gauni ir jo priešingybę. Du zuikiai vienu šūliu. Pavyzdžiui, išmokstat rich – turtingas ir automatiškai žinot poor – vargšas. Paprasta. Kitas pavyzdys – strong – stiprus ir iškart mintise atsiranda weak – silpnas. Jaučiat kaip efektyvu? Vietoj vieno žodžio iškart du. Arba štai, kalbant apie orą – cold – šalta ir jo priešingybė – hot – karšta. Beje, puikiai tinka ir apibūdinant arbatos pudelį. Ir paskutinis pavyzdys šiam kartui – light – šviesus ir dark – tamsus. Štai žiūrėkit, vos per kelias sekundės į savo žodyną įsidėjom 8 naujas plytas. Jau turime iš ko statyti. Gerai, plytų turim, bet kaip jas sujungti? Jos juk pačios nesulips, tiesa? Mums reikia to magiško skiedinio. Anglų kalboje šį vaidmenį atlieka tikras superherojus – veiksmažodis to be arba tiesiog būti. Jis yra raktas į beveik kiekvieną sakinį. Jo vaidmuo absoliučiai esminis. Tai ne šiaip klijai, tai sakinio širdis, jo stuburas. Bet to be, žodžiai jie ir stiprus tiesiog kabotų ore be jokio ryšio. Būtent to be įpučia jiems gyvybę ir paverčia jos prasmingą mintimi. Pažiūrėkime, kaip šis veiksmažodis veikia praktiškai. Svarbiausia taisyklė – jis truputį keičiasi. Priklausomai nuo to, kas kalba ar apie ką kalbama. Aš esu – I am. Tu esi – you are. O jis yra he is. Tai 3 auksinės formos, kurias įsiminus atsiveria daugybę galimybių. O dabar magiškas triukas. Kaip pasakyti ne? Anglų kalboje tai, patikėkit, juokingai paprasta. Tiesiog pridedam mažą žodelį not. I am virsta I am not. Viskas. Vienas žodis ir prasmė atsiverčia aukštyn kojomis. Norit paklausti? Jokių problemų. Anglų kalba čia vėl stebina savo paprastumu. Tiesiog paimam ir apkeičiam pirmuosius 2 žodžius vietomis. Sakinys you are strong virsta klausimu are you strong? Genialu ir paprasta, tiesa? Gerai, dabar atskleisiu mažą paslaptį. Kaip iškart pradėti skambėti natūraliau. Anglakalbiai tiesiog divina trumpinius. Tai padaro kalbą daug greičesnė ir sklandžesnė, tokia gyvesnė. Pažvelkime į pačius populiariausius. Užuot sakę I am, sakykit I'm. Girdit, daug greičiau. Užuot they are, sakykit there. Tas pats ir su neiginiais. Is not tampa isn't, o are not aren't. Iš pradžių gal ir atrodys keista, bet patikėkit, tai labai greitai taps įpročiu. Gerai, turim plytų, turim skiedinio, metas statyti. Dabar pamatysim, kaip šie elementai susijungia į tikrą, tvirtą ir prasmingą sakinį. Tai didysis finalas. Išnarstykim sakinį tiesiog po kaulelį. Mums reikia 3 ingredientų. Pirmas. Kas veikia? Na, sakykim, jie, they. Antras. Koks yra jungiamasis veiksmažodis? Kadangi kalbam apie daugiskaitą, tai bus are. Ir trečias. Koks apibūdinimas?
Paimkim žodį, kurį jau išmokom – strong. Štai ir viskas. Tai universali formulė, kurią galima naudoti vėl ir vėl. Tiesiog keiskit ingredientus. Paimkit bet kurį veiksnį, priderinkit teisingą to be formą ir užbaikite bet kuriuo išmokto būdvardžiu. Tai tarsi kalbos Lego. Ir štai rezultatas. Sujungiame viską kartu ir gauname they are strong. Jie yra stiprūs. Tobura, paprastas, aiškus ir visiškai teisingas sakinys. Teorija yra puiku, bet kalba atgyja tik tada, kai pradedam ją naudoti. Tad dabar žinios į darbus. Padrėkime, kaip galime pritaikyti tai, ką išmokome, tokioj realioj situacijoj. Įsivaizduokim, žiūrit pro langą ir norit pasakyti, kad šalta. Kaip tai padaryti? Žingsnis po žingsnio. Pirmiausia, veiksnys orui apibūdinti. It. Prie jo dera forma is. Pridedam mūsų išmoktą žodį cold, gauname it is cold. Ir pabaigai patobulinam iki it's cold. Štai taip. Ar jaučiate, kokia tai galinga sistema? Tai nėra kažkokios sausos taisyklės, tai universalus raktas, atrakinantis duris į bendravimą. Su šiuo raktu jau dabar galite apibūdinti save, savo dieną, oro už lango, beveik viską. Šiandieną paklojame pamatus. Jie tvirti, paprasti ir patikimi. O dabar prasideda įdomiausia dalis. Ką ant šių pamatų statysite jūs? Ar tai bus dangoraižis, ar jaukus namelis, priklauso tik nuo jūsų. Kelionė tik prasideda. Sėkmės!